Ir mano vaikystės svajonė atkeliavo. Laiko nedaug, bet dar spėsiu. Tai nieko nelaukiu ir išvažiavau. Pabandysiu nulėkti pasavanoriauti pas lietuvius iš šunų prieglaudą Tailando saloje. Ir štai čia pasitinka mane kontrolierius, kuris patikrina mano bilietėlį ir taip pat nuveda mane į man priklausančią kajutę. O tam kambarėlėje buvo štai toks va draugelis. Į ekspres klasės bilietą įeina štai va toks tualetas su pirklimu. O čia vaizdas iš mano lovos. Tuo metu bandžiau palyginti, kas garsiau skleidžia garsus, ar traukinio variklis, ar jis. Na, traukinys bent sustoja stotyse. O tai kas čia? Čia salionas. Visai neblogas, sakyčiau. O kad patekti į bariuką, reikėjo praeiti štai tokį kambariuką. Paspaudus mygtuką. O čia jau visos ložės, tikriausiai pirmoji klasė. Po to mane vedė antroji klasė. Tikriausiai antroji klasė. Dar kartelį ta pati klasė. Ir va toks ekspres klasės bariukas. O man atvykus į Bankoką turėjau nuvykti į kitą autobusų stotį. Tai tiesiog patraukiau pėstute per va tokius kaimelius. Labas. Atrodo, pro čia reikia eiti. Paprastai jis tikriausiai praeis. Nu jo, čia vietiniai gyvena. Kažkoks kelias. Vau, tarp šiukšlių, va taip žmonės gyvena. Nu bandom praeiti. Kažkieno šrotas. O čia panašiau jau į Gariūnus. Ir štai patraukiau į Trat miestelį. Atvykus į miestelį, gavau atsakymą, kad pas juos yra pilna troba ir savanorių šiuo metu nepriima. O jie buvo taip, nebetoli. Nieko, va, apsiviniosim pirštus vieną prie kito ir keliausim. Tik keliaut belieka. Tai kviečiu prisijungti mano live transliaciją ir keliaujam toliau drauge.